Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Vėlgi nebeaišku, Lietuvoje dabar žiema, pavasaris ar ruduo. Dangus maišosi su žeme, taip yra, oras keičiasi per dieną po 20 kartų ir daugelis meškerėtojų galvoja, na kągi dabar daryti, kokią žuvį gaudyti. O mes atvykome į Juodkrantę, nes Kuršių mariose prie krantų, tada, kai niekur nekimba, žuvis vis dėlto kimba. Ir kokios jos šiandien kims mes tikrai pažiūrėsime. Svarbiausia, kad turėjome puikią nuotaiką, labai gražią Kuršių nerijos gamtą, Juodkrantę, kažkokį stebuklingą laivą dalyvausiu Hollywoodo filmų filmavimuose ir ten lyg tai neva kada tai kovodavo piratai. Na, mes šiandien būsime piratai su meškerėmis rankose ant Juodkrantės molo. Kuršių neryje ir sniege paskendusi Juodkrantė. Viskas gražu ir iš tikrųjų atrodo prasidėjo žiema. Nors niekada negali žinoti. Kiekvieną dieną ta žiema gali vėlgi pabėgti, vėlgi prasidėti ruduo ar pavasaris. Tačiau šiandien džiaugiamės puikiu oru ir Juodkrantės molu. Čia stovintys žvejai įrodinėja mums labai paprastai. Žuvies čia yra ir žuvis kimba. Tai yra svarbiausia. Puikus, pakankamai stambus ešeriai, tai tik dar įrodymas, kad šiandien galbūt žūklė pavyks. Tuo labiau, kad žuvauti praktiškai Lietuvoje dabar labai sunku. O Juodkrantė vieta labai graži ir nuostabi. Čia yra ką veikti. Juodkrantė iš tikrųjų fantastinė vieta. Gamta čia graži, žmonių visiškai praktiškai nėra, nebent visi vietiniai čia susirinkę ant molo gaudo. Kodėl gaudo svarbiausiai? Todėl, kad, kaip jau sakiau, vis dėlto čia, tada, kai niekur nekimba, kai neįmanoma išplaukti į Baltijos jūrą, nes tenai didžiulės audros, čia galima žvejoti. Šiandien žvejosime dviem žūklės būdais, tam, kad įrodytumėme, kad nuo kranto, čia Juodkrantė, tiksliau nuo molų galima žvejoti ir iš tikrųjų pagauti, atvažiavus patostogauti su šeima, su draugais, bičiuliais. Čia savaitgalį Kuršių nerijoje praleisti puikų laiką, kai oras puikus, kai yra sniego, meškerių su savimi nepamirškite. Du žūklės būdai – plūdinė meškerė ir mikromasalai guminukai, ešeriai ir kuojas. Du žūklės būdai. Kol aš rašiu savo nedidelį spiningėlį, mūsų laidos bičiulis Jonas jau stojo su plūdinė meškerė ant molo. Vieta iš tikrųjų graži, aplinkui marios, apsnigta, na ir laukiame pirmųjų kibimų. O apie pirmieji kibimai netrunka pasirodyti. Plūdė tik niurkt ir pirmasis kirtimas. Taip, iš karto dvi kuojas, vadinasi žuvies čia, dabar Juodkrantėje žvejojant nuo molo, į krantą pusę begalę. Kodėl taip yra? Todėl, kad jau nekartą kalbėjome. Vėlyvą rudenį iš Kuršių marių žuvis suplaukia kažkodėl tai prie kranto. Vėl žiemą, kai prasidės ledas, kai prasidės šalčiai, to žuvis pasitrauks kažkur į vidurį Kuršmarių, galbūt net arčiau Ventės rago. O dabar jų pilna ne tik ties Juodkrantė, tačiau ir ties Nidos molais. Kodėl taip yra? Todėl, kad galvojame daugiau maisto pripučia prie krantų, audringos marios ir būtent tose vietose laikosi žuvis. Žuvis šiandien iš tikrųjų įspūdingos. Pirmieji metimai, pirmieji bandymai ir pažiūrėkite, kokios gražios kuojas. Tokiamis pavasarį džiaugtumėmės žvejodami Nidoje, Minėje, žvejodami visur, kur tik įmanoma plūdinėmis meškerėmis ir Nemune, ir Senvagėse. O čia dabar, kai atrodo Lietuvoje nebėra ką veikti, kibimas iš tikrųjų puikus. Jonas žvejoja labai planais masaliukais, vis dėlto, kad ir kaip bebūtų, vėlyvas ruduo, žiemos pradžia ir pora sliekų ir musės lervų. Plonytė 1600 pagrindinis valas, povedėlės 1200 mm ir net porą kabliukų. Kabliukai ypatingai maži. Na, o aš bandau pagauti ešerį. Vietiniai taigi aplinkui žvejoja, sistema labai paprasta. 3-4 guminukai ir svarelis gale. Lėtas štai toks pravedimas, kad guminukai plazdėtų palei dugną. Žvejyba plūdinė kaip geriausiais pavasario laikais, tada, kai atrodytų, kad žuvis kimba viena po kitos. Ir ne tik plūdinę meškerę galima čia sugauti ešerių. Štai, pirmasis kibimas,
Ant guminukų griliandos ir tikrai neblogas ešerys. Tokiu žiemą džiaugtumėmės be galo, be krašto, sakytumėme, fantastinis kibimas žvejojant avižėlėmis. O čia pasirodo pilna marinių ešerių. Juodkrantės įlankoje ties Molu. Žuvis iš tikrųjų įspūdingos ir svarbiausia, jis kimba aktyviai. Žiūrime vienas į kitą ir stebimės. Jonas nesistebė, jis jau čia 3 kartą šiemet ir sako, kad visas 3 savaitės paskutinės žuvis čia kibo nuostabiai. Ešeriai iš tikrųjų įspūdingi ir pakankamai pikti, nors atrodytų dabar turėtų būti vangoki, tačiau mosteli per spiningo galiuką taip aktyviai, lyg tai žvejotum velnių iš ledo arba spinigų pavasarį. Aplūdinės meškerės plūdė neria ir neria, be sustojimo, kojų krūvelė vis didėja ir didėja, nors žvejojame tik tai pusvalanduką, tačiau žuvis kimba kaip išprotėjusios. Visiškai jokių jaukų, visiškai jokių pratingų mąstymų, tiesiog viskas plona. Vietiniai meškeriotojai taip pat žvejoja. Jie žvejoja arčiau kranto ir, kaip matote, jų kojų krūva tikrai įspūdinga. Žvejoja jau geras 2 valandas. Na, o mes taip pat džiaugiamės savo laimikiais. Jonas šiek tiek pakeičia žuklės strategiją, nes jam paprasčiausiai tokio gero kibimo atsibosta dėlioti sliekos ir musės lervas ir vietoj to masalui naudoja kukurūzą. Ir ką jūs galvojate? Štai taip atrodo žuvies krūvelė kibirė. O žvejyba trunka tik gerą pusvalanduką. Tas, kai žvejoja spinigų ir nenori iš viso terliotis rankų, taip pat čia turi ką veikti. Kibimas pakankamai aktyvus ir ešerių. Jie smogia per guminukus, iš tikrųjų kibimų pakankamai daug, tačiau ne kiekvieną pavyksta užkirsti. Ešeriai smūgiuoja, tačiau vienas kitas tik tai bando surėti guminuką. Nors vėliau, išvalius ešerius išaiškės, kad beveik kiekvieno ešerio pilve nedidelis pūgžlys. Kodėl? Todėl, kad vadinasi viskas teisingai. Masalai, tai yra žuvelės, priplaukia prie kranto. Paprastų, aukšlių, kuojų arba mažų žuvų mailiaus ešeriam netaip paprasta pagauti, o nedideli pūgžliukai visą laiką trinasi prie kranto. Todėl ir puikus, stambus, gražus krušmariniai ešeriai taip pat kimba čia. Masalas – tepalinės spalvos guminukas, kuo panašesnis į nedidelį pūgžlį. Mažesnė marių ešeriokai griebė ir ne tik tepalinės spalvos guminuką, jie renkasi viskas, kas jiem tik tai įdomu. Aktyvus tie marių ešeriai, jiem viskas skanu. Jeigu kalbėti apie žuklės sudėtingumą Juodkrantėje, trumpas tarpelis labai. Galvoti nėra čia apie ką. Jaukų nereikia. Toliau kažko tai pratingo išskyrus griliandos su guminukais taip pat nereikia. Traukimo technika labai paprasta. Užmeti, timčiadamas traukiu guminukus, kimba ešeriai. Jonas, kaip matėte, 2 kabliukai ir 2 stambios kojos. 2 kabliukai ir 2 stambios kojos. Labai paprasta, elementari žvejyba, apie kurią, labai jau čia kalbėti nėra ko. Tiesiog žuvis čia susirinko. Taip, iš tikrųjų, jų daug. Jos iš Kuršių marių patraukia prie krantų, kur daugiau maisto, jos čia ir kimba. Viskas, visa informacija. Tęsėme savo žuklį. O žuklė šiandien iš tikrųjų įspūdinga. Kas kaip nori, tas taip žvejoja. Nori baltos žuvies, gaudyk plūdinę meškerę. Be jokių jaukų, be jokių galvojimų, be jokių sudėtingumų. Tiesiog pakankamai ploni valai, plūdinė meškerė, nedideli kabliukai, masalai ir žuvis kimba štai taip. Du kabliukai, 2 žuvis. Prašom.
kas gaudo ešerius, dėlioja savo ešerius į krūveles. Kas gaudo kojas, to kibirui pilnėja. Žodžiu, yra ką veikti šiandien ir mes džiaugiamės puikiai savo laimikiais. Žuvis nemažos, kas svarbiausia, ir žvejyba nėra sudėtinga. Ramybė, paprastumas, spiningavimas ir štai taip. Lengvas patraukimas, smugelis per nagus, kotas išlinksta ir vėl eilinis, gražus Kuršių marių ešerys. Ešerių jaučiasi visas būrys, jie smūgiuoja ir smūgiuoja. Mūsų kibirėlis, ešerinis kibirėlis, pilnėja. Mūsų laidos bičiulio Jono nuostata tokia, kad niekada prie jo nebūtų kibiro. Geriau jis deda žuvis pradžiai ant žemės, po to viską nuneša ir sudeda į kibirą. Nes iš tikrųjų pavyko taip patikrinti čia jo teoriją, kad jeigu prie Jono kojų stovi kibiras, jam nebekimba. Nuneša kibirą už 50 ar 20 metrų, kibimas vėl prasideda. Kartais reikia net labai atsargiai jam traukti tas kojas, vis dėlto valiukai labai plani. 1200 mm pavadėliai, o štai dvi tokios iškibusios kojos, tai jau šis tas. Gražios, storos, apvalios Kuršių marių kojos. Kas mėgsta džiovinti šią žuvį, tas ją džiovina. Vėliau išeina bičiulius prielons. Jeigu sugalvosite atliekti juodkrantę, tai tikrai pabandykite ne tik plūdinę meškerę, tačiau ir guminuko varelę. Jūs maloniai nustebins ir kojas, ir ešeriai. Ir jie iš tikrųjų dar kips tol, kol Kuršių marias sukaustys ledas. Nidos ir juodkrantės molai laukia žvejų. Žuvies čia yra. Yra svarbiausiai ką veikti ir yra kada džiaugtis žvejyba. Tada, kai atrodo niekur nebekimba. Tokia nesudėtinga žuklė čia, Neringoje, puikiai praleistas laikas, pasidaryta po iš tikrųjų nuostabią apsnigtą juodkrantės gamtą. Ir svarbiausiai, kad žuvies, kaip matėte, pagauti įmanoma. Ir ne tik juodkrantėje, ne tik Nidoje nuo molų dabar galima žuvauti, galima rasti atvirą vandens telkinį, žinoma, mokama, žinoma, ten, kur turėsite šiek tiek išleisti pinigų, bet jeigu pasilgote spiningų ir gerų smūgių, dabar vaivorykštinius upėtakius gaudyti pats tas. Ar ne? Komercinė upėtakių žuklė visiems ilgosiems spiningo kintuose. Taip, tai iš tikrųjų pakankamai brangus malonumas, tačiau yra tokių žmonių, kurie ne tik neturi laiko, tačiau ir tokiu oru neturi noro su spiningu praleisti dienos ar pusdienio prie ypatingai pakilusių mūsų vandens telkinių, upių
telkinių, ežerų ir daugelis galvoja, vis dėlto negaliu sėdėti namuose, kirba širdis, norisi to smūgio per nagus, o tam yra upėtakių žūklė. Labai paprasta, labai elementari ir žinoma labai skani. Apie upėtakius šiemet mes dar tikrai kalbėsime, jeigu nebus ledo, o dabar jums visiems svarbios žūklės naujienos. Ar ne? Sveiki žvėjai. Karščiausia naujiena tai yra, kad atsirado nauji šildytuvai iš Japonijos, kurie gaminami jau net 40 metų šitoj šaly, pagaliau atvyko ir į Lietuvą. Jie vadinasi, išvertus iš anglų kalbos hotspot, o lietuviškai karštas taškas. Tai yra tikrai unikalus daiktas, tai yra pleistras, kurį užsiklijuojate ant megztinio ar tai maikutės ir jums suteikia kūnui 12 valandų vidinę šilumą. Net garsus mūsų lietuvis, kuris perplaukė Baltijos jūrą, naudojo šitą naujas technologijas, nes kitaip net nebūtų perplaukęs, buvęs gavęs termošoką, naudojo būtent šitos karštus taškus. Apsiklijuodamas visą maikę ir išlipdamas iš vandens iškart jos susidėdavo. Dar noriu paminėti, kad šitas pleistras naudojamas nuo peršalimo, nuo reumato. Tie, kurie kamuoja sąnarių skausmai, tokį pleistrą užsiklijavęs tikrai išliksite sausus, šilti ir sveiki. Kita naujiena tai yra atvykusi iš Olandijos, tai yra Šekspyro gaminys. Tai yra tikro meškeriotojo rinkinys, kuris susidaro iš dėklo rytėm, tašės ir tašės susidėti visiems reikalingiem įrankiam žvejyboje. O dabar aš jums parodysiu, kaip atrodo detaliau. Štai dėklas, kuris tikrai yra 2 metrų ilgio, kurį sutilps visos reikalingos jums meškerės, ne tik meškerės, ir stoveliai, ir skėtis. Tašė, į kurią jūs susidėsite tikrai visus drabužius reikalingus vežtis į žvejybą, ar tai daug boilių, ar tai jauko, tikrai yra tvirta 2, 3, 4 net skyrių, kuris turi net ilgą diržą neštis per petį. Antroji tašė skirta susidėti būtent seteliui, yra kvadratinis, arba galima įsidėti ir apvalų, tai tikrai labai patogu, ypač po žvejybos, kada jis yra šlapės, susidėjot ir tikrai bagažinė jūsų bus sausa ir švari. Ketvirta dalis tai yra dėklas rytėms, tai tikrai kad ir maža, bet labai svarbi detalė, kadangi rytas yra vienas iš brangesnių dalykų žvejyboje, tikrai reikėjo saugoti ir štai susidėjus į tokį dėkliuką, jūsų rytė tikrai bus saugi. Šekspyras džiugina mus ne tik tai štai tokiais komplektais, bet ir naujom kėdutėm, kurios skirtos būtent žieminiai žūkliai, pavasariniai žūkliai, vasariniai žūkliai. Tai universali kėdutė su didelė ilga rankena, kuri labai patogu yra tiek ant ledo persinešti vaikščiant. Yra tom patogi, kad labai yra tvirta, dvigubos siūlės visur, labai storas brezentas, turi štai tokią pastorintą, netgi pašiltintą, sakyčiau, didelę kuprinykę prisiūta po apačiai, kurią galima tikrai susidėti nemažai daiktų, tiek žiemą, tiek pavasarį, tiek vasarą. Čia galima susidėti tiek musės lervos, tiek uodo truklio lervos, viršui galima susidėti visas žieminės meškerėlės, ar tai kitus jums reikiamus įrankius. Tai tikrai viena iš tokių rimtesnių ir patogių kėdučių firmos Šekspyro.
Na, kita tikrai reikalinga smulkmena tai yra prožektorius, o prožektorius, kuris nenaudoja jūsų rankų, yra dvigubai patogesnis. Kaip tai suprasti? Štai prožektorius firmos Cormoran, kuris montuojamas yra po lizgelio kepurės. Tai tikrai labai patogu, kadangi jūs užsimovę kepurę, rankos jūsų laisvos, jūs galite viską daryti, tai tikrai tiek naktiniai žvejyboje labai patogu. Įsijungia irgi labai patogiai paspaudžiat, šviečia labai ekonomiški ledai, kurie tikrai apšviečia nemažą plotą ir jūs su tokiu prožektoriu tikrai nesunaudosite tikrai per vieną naktį šitų baterijų, o užteks ne viena žvejybai. Dar artėjant švenčiam norėčiau atkreipti dėmesį visi, kurie ieško dovanų žvejams. Štai atsirado parduotuvėse woblerio formos, žuvelės tiesiog formos, kompiuterinė pelė vadinama, su USB jungikliu. Tai tikrai įdomus ir patogus optinės pelės variantas tikram žvejui. Kas ieško rimtesnės dovanos? Tokiam žvejui, kuris tikrai viską turi ir mėgsta karpių žūklę, starkių žūklę, lydekų žūklę. Parduotuvėse atsirado štai tokie rankų darbo žuvies modeliai, kurie yra pagaminti iš labai aukštos kokybės medžiagų, yra nudažytas tikrai labai autentiškai žuviai ir jų yra tiek lydekų, tiek upėtakių, tiek starkių, tikrai išsirinks dovanėlę savo žvejui kiekvienas. Na, kita smulkmena tai yra štai tokios žvakidės, daugiau skirtos medžiotojams, nes yra tematika medžiotojų. Štai tokia meška ant virvelės pakabinusi medžiotoją, su juo žaidžia atėmusi šautuvą. Tai tikrai žvakidė, kuri nudžiugins kiekvieną medžiotoją. Kitas modelis tai yra elnio modeliukas, užvaręs medžiotoją ant medžio ir grasindamas jam šautuvų, tikrai irgi linksmas žvakidės variantas. Na, o žvejams norėčiau atkreipti dėmesį štai tokį dovaninį veidrodį, kuris yra gražiai papuoštas rėmelis tiek žuvies, tiek voblerių, tiek krepšių, tiek graibštelio, plūdės, apačioje galima pasikabinti net raštlus, tai tikrai gražus, tiek pasikabinti voniuje, tiek prieangyje. Na, o kitas variantas skirtas medžiotojams, tai tikrai unikali dovanėlė būtų kiekvienam medžiotojui, štai toks šautuvas, batai, na, visa atributika medžiotojas, taipogi veidrodis, pakaba, na, visko, ko reikia tikram medžiotojui. Na, pirmoji Romados akcija skirta karpinė meškerėm, tai yra 3,60 m ilgio karpinis kotas, kuris yra firmos Shakespeare Beta Carp, 3 lipsų. Na, šią savaitę kainuoja tik 99 litus ir jūs sutaupote net 90 litų. Na, o kaip visada antroji Romados akcija skirta rytėm, tai yra firmos Shakespeare rytė, Tempest, yra 4 guoliai ir adatinis guolis, momentinis stabdis, 5-2 greitis, yra 4 dydžių, tikrai išsirinks kiekvienas tiek dugniniai, tiek spinigui, tiek plūdiniai ir šią savaitę tik 59 litai ir jūs sutaupote net 40 litų. Na, o trečioji Romados akcija skirta žurnalo Meškeriotojas prenumeratoriam. Kiekvienas atvykęs į Romados parduotuvę, užsiprenumeravęs 12 mėnesių ar tai 6 mėnesiam žurnalo Meškeriotojas, gali laimėti net Kormorano žieminius batus ir gauti 5 procentų nuolaidų kortelę Romados tinkle. Konkursą Didelės ir mažas pristato didžiausia vakarų Lietuvoje Sauliaus Jokužės spaustuvė. Tikrų žvejų kompanija jums ir su jumis. Konkursas Didelės ir mažas ir jūsų sugautų laimikių nuotraukas iš tikrųjų įspūdingas ir džiaugiamės, kad jums kimba rimtas ir solidžios žuvis. Noriu priminti, kad konkursą Didelės ir mažas pristato Sauliaus Jokužio spaustuvė, didžiausia spaustuvė vakarų Lietuvoje, kuri siūlo nepamiršti. Pats metas galvoti apie savo įmonės kalendarius, nes nauji metai visiškai ne už kalnų.
Konkursas didelės ir mažas ir dar vienas įrodymas, kad didžiausios žuvis kimba nebūtinai naudojant pačius šiuolaikiškiausius žūklės įrankius ir masalus. Taigi, Remigijus Danielis ir jo 18 kg karpis, sugautas šutinto kukurūzų. Dar didesnis karpis svėręs 20 kg ir 850 g, sugautas Viktoro Lapševičiaus iš Vilniaus. Masalas – bulvė. Puikios dvi lydekos, 5,5 ir 8 kg, sugautos Vyto Egidijaus iš Babtų seniūnijos ir abidvi sugautas gyva žuvelė skritulį. Taip pat puikia lydeka sugauta Gėgėje, svėrusi 9 kg 850 g, blizgė jūra. Na ir 10 kg 200 g lydeka sugauta Gargžduose, Minijoje ir masalas vobleris. Ir taip pat puikus ešerys užkibęs ant didelio voblerio Asvejos ežere velkiaujant kg 400, sugautas Dariaus Kulikausko. Viskas, ką norėjome parodyti šioje nesudėtingoje mūsų laidoje, jos niekada nebūna sudėtingos ir skirtos žvejam mėgėjam. Kur, kada ir kaip žuvauti. Dabar žuvauti galima. Kaip matėte, Juodkrantėje, Nidoje, nuo molų, tada, kai jūra audringa, kai dideli vėjai, čia ramu, čia paprasta ir čia galite prisiminti ir plūdinę meškerę, ir spiningą. Nenorite? Galvokite apie kintus, apie ten kimbančius stambius upėtakius, tiesa, ten reikės išleisti šiek tiek pinigų. Ir net nebijoju, kad lygiai po savaitės mes vėl kažką tai sugalvosime, vėl kažkur tai važiuosime, nes negalime gyventi be meškerių, negalime gyventi be gamtos, negalime negalvoti apie gamtoje gyvenančią žuvį ir tiesiog džiaugtis puikiu laiku praleistų su meškerė rankose. Šiandien tiek, nei žvyno, nei uodegos ir susitiksim lygiai po savaitės.